Žaliasis gyvenimo būdas. Šiame vaizdo įraše kalbėsime apie žaliąjį gyvenimo būdą. Tiksliau, kodėl svarbu gyventi žaliau ir kodėl apskritai turėtume stengtis sumažinti savo anglies dvideginio pėdsaką. Taigi, kaip tai galime padaryti? Pradėkime. Gyventi žaliąjį gyvenimo būdą – tai rinktis ir imtis veiksmų, kuriais pirmenybė teikiama aplinkos tvarumui ir poveikio planetai mažinimui. Tai gali apimti įvairią elgseną, pavyzdžiui, taupyti energiją, mažinti atliekų kiekį, tausoti vandenį, rinktis tvarius produktus, naudoti tvarų transportą. Tokį gyvenimo būdą galite rinktis dėl daugelio priežasčių – saugoti planetą, rodyti gerą pavyzdį kitiems arba tiesiog mesti savo iššūkį. Štai kaip tai galite padaryti. Viena aktualiausių aplinkosaugos problemų, su kuria susidurime šiandien, yra plastiko tarša. Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, tokie kaip šiaudeliai, maišeliai ir buteliai, užpildo mūsų sąvartynus ir vandenynus bei kenkia laukiniai gamtai. Vienas iš būdų sumažinti savo poveikį – pereiti prie daugkartinio naudojimo alternatyvų. Investavimas į daugkartinio naudojimo vandens buteliukus ir pirkinių maišelius yra puikia pradžia. Šie paprasti pokyčiai gali padėti sumažinti susidarančių plastikinių atliekų kiekį ir ilgainiui sutaupyti pinigų. Kita alternatyva – rinktis produktus su minimalia pakuote. Kitas būdas sumažinti anglies pėdsaką – apsipirkti lokaliai. Ūkininko turguose ir vietos maisto kooperatyvuose galima įsigyti įvairių šviežių ekologiškų produktų ir kitų produktų, kurie nekeliavo toli, kad pasiektų jūsų stalą. Remdami vietos įmonės galite padėti sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį susijusį su tolimojo susisiekimo transportu. Savų maisto produktų auginimas – dar vienas būdas gyventi žaliąjį gyvenimo būdą. Nesvarbu, ar tai būtų nedidelis žolelių sodas ant palangės ar didesnis daržovių sodas kieme. Savo maisto auginimas yra ne tik tvaresnis, bet ir gali būti smagus bei naudingas hobis. Be to, namuose užauginti produktai būna švieži ir dažnai skanesni nei pirkti parduotuvėje. Kompostavimas – dar vienas būdas sumažinti poveikį aplinkai. Užuot išmetę maisto likučius ir kiemo atliekas į šiukšliadėžę, galime sukurti maistingomis medžiagomis turtingą dirvožemį savo sodui. Kompostavimas taip pat padeda sumažinti sąvartynuose susidarančių metano dujų, kurios yra stiprią šiltnamio efektą sukeliančios dujos kiekį. Atsinaujinančioji energija taip pat yra pagrindinė žaliojo gyvenimo būdo sudedamoji dalis. Įrengę saulės kolektorius arba naudodami vėjo energiją galite sumažinti savo priklausomybę nuo iškastinio kuro ir padėti sušvelninti klimato kaitą. Nors šios galimybės gali pareikalauti pradinių investicijų, ilgainiui jas padės sutaupyti jūsų sąskaitas už elektros energiją. Galiausiai transportas yra pagrindinis išmetamo anglies dioksido šaltinis. Naudodamiesi viešuoju transportu, važiuodami dviračiu arba eidami pėsčiomis užuot važiavę tik automobiliu, galite gerokai sumažinti anglies dioksido pėdsaką. Žaliasis gyvenimo būdas gali keliais būdais padėti spręsti pagrindinės aplinkosaugos problemas, su kuriomis susiduria mūsų planeta. Mažindami anglies pėdsaką galime padėti sulėtinti planetos atšilimą ir užkirsti kelią žalingiausiams jo padariniams. Mažindami produktų, kurie prisideda prie miškų kirtimo paklausą, galime padėti apsaugoti miškų ekosistemas ir jose esančią biologinę įvairovę. Mažindami vartojimą ir atliekų kiekį galime padėti sumažinti į orą, vandenį ir dirvožemį išmetamų teršalų kiekį ir skatinti švaresnę bei sveikesnę aplinką. Apibendrinant galima teigti, kad žaliasis gyvenimo būdas – tai sąmoningas pasirinkimas, kuriuo siekiame sumažinti savo poveikį aplinkai,
naudodami daugkartinio naudojimo gaminius, augindami savo maistą, naudodami atsinaujinančią energiją ir rinkdamiesi tvarias transporto priemonės. Visi galime prisidėti prie žalesnės planetos kūrimo. Priimdami tvarius sprendimus galime padėti apsaugoti planetą ir užtikrinti jos sveikatą bei gerovę ateities kartoms.